Mes turime taip pat skirtingų patronų, skirtų atlikti skirtingiams darbams. Tai vienas iš jų yra štai toks patronas su gylio ribojimo funkcija. Jis yra skirtas sukti varžtus į gipsą, sukti lentas prie medinio karkaso. Tai tiesiog čia nusistatome sukimo gylį. Čia yra mūsų sukimo angalis. Reguliuojasi į vieną ir į kitą pusę. Pats patronas užsifiksuoja. Ir tiesiog atsistatę gylį. Mes įsukame varžtus visada garantuotai. Nesvarbu, kas būtų apačioje ar ne, ar šaka kažkokia, tai jisai suks tiek, kiek jam leis gylio ribojimas. Šito patrono privalumas yra tas, kad nereikia kažkokių specialių sukimo angalių, tai reiškia, galva nusiema. Galime išsiimti paprastą universalų bituką, įsistatyti kitą, kokio mums reikia, šiuo atveju torksas, užsisukti galvą, vėl prisifiksuojam, kad viskas veiktų gerai, siemam varžtą, šiuo atveju suksime terasinę lentą. Vėlgi, kaip matote, rezultatas puikus, be jokių pastangų, nereikia galvoti, kokį sukimo momentą nustatyti, nereikia galvoti, kada sustabdyti suktuvą, suktuvas pats darbą atlieka už mus. Ir kita, taip pat įdomi galva, įdomus patronas, mano nuomonė, yra su sankaba, kuri reguliuoja varžtus, kuomet mes, tarkime, sukame varžtus su poveržle guminė ir mums labai svarbu, kad jinai nebūtų praveržta, kad neliktų kažkokių nesandarumų. Tai taip pat galima nusistatyti ant gręžimo, paimti varžtą. Kaip matote, suktuvas sukasi, bet jisai tiesiog atjungia. Sankaba atjungia sukimo angalį ir jisai neperveržia mūsų varžtų. Tai visi šie angaliai, kaip ir tiko 18 voltų, mes dabar juos galime naudoti su mažaisiais CXS arba TXS 12 suktuvais.